Zdarova, šaikelė. Kaip visada, jūsų turbūt mėgstamiausias vlogelis iš reisiuko. Irgi pasistengsiu šį kartą ilgą pafilmuoti jums, kad būtų kuo įdomiau. Iš tikrųjų vlogas bus ilgas, nes karočią planas pas mus toksai. Šiandien turim ketvirtadienį, važiuojam į Estiją, kraunam 36 tonų smulkintuvą ir jį vežam į Austriją. Bet davažiuosim, ką mes rytoj pasikraunam. Ir rytoj pasikraunam, važiuojam iki Kauno, pasikraunam Estijai. Iki Kauno dalekiam, ten paliekam fūrą, išeiginės pračilinam namuose. Ir po to lekiam jau pirmadienio rytą, sekmadienio vakarą, jau lėksim linku Austrijos. Tai vat kol kas planas toksai, visiems, kas pasiilgo reisų, iš karto sakau, laiką statom. Tokį karolišką. Kas nepasilgo, irgi pastatom laiką. -3. Woohoo! Pastatyk pauzę, pastatyk laiką, ble. Ir pasiimkit snacksų kažkokių užkandžiukų, visiems skanaus, kas valgot. Ir pradedam žiūrėti. Nu, vat mes jau ir Latvijos Lietuvos pasienyje. Važiuojam, nes beveik iki pat Talino. Kažkur Talino apvažiavime pas mus pasikrovimas. Iki Talino 413 km. Tai šiandien davažiuosim, aš galvoju, iki Estijos. Ir kažkur Estų pusėje eisim miegot, nes rytoj pasikrovimas apie 11-12 valandą. Tai nelabai kur ir yra laiko skubėtai. Lekiam dabar per visą Baltiją, Latviją. Ir leksim ieškoti kažkur nakvynės, nežinau, gal ant sienos, gal biški toliau ten pavažiuosim. Nu, yra ten kur atsistot. Nėra daug ką pasakot po lenktynių, kurias matėt sekmadienį praeitą seriją. Tai toks biški jaučiuosi, nelabai dar labai daug pastangų, pinigų įdėjęs į keturratį ir po pusantro rato iškristi, sulaužyti ir taip toliau. Tai toks pyktis ir ant savęs, ir ant visko. Tai, bet turėtų gautis labai neblogas vlogelis. Tai kad... Oi, kokią tiesą pasakiau, sveikatą. Žodžiu, kas nematė dar praeito sekmadienio vlogelio iš lenktynių, pažiūrėkit, tikrai gerų kadrų bus. Ir vlogas ne tik apie lenktynės, bet ir apie poilsį. Nu ką, labas rytas, penktadienis. Mes 100 km nuo pasikrovimo. Tai geriam kavytę, pabiškį bandysim judėti. Kažką gavau žinutę, kad galimai visai kranų net mane kraus. Tai vat labai įdomiai, kaip ten bus. Ir čia važiuojam. Biškai žiūrėsim, kas ten kaip atrodys. Taip, va mūsų krovinukas. Krausim su kranu, kaip visada važiuoji ir nežinai iki galo kaip kas bus, o krausim su kranu, nes pas juos nėra variklių. Aš aišku eisiu, tai paklausiu, ar leis man pafilmuoti. Pažiūrėsim. Ką šaikelė, leido mus filmuoti, tai yra geras dalykas. Kraunam šitą žvėrį. Jis be variklio. Pasakė, kad jame nėra variklio. Čia viskas uždaryta. Kaip ir kiam 1 toną jis sveria. Tai va, įvažiuoja kranas. Nu gerai, čia aukščių daug, kranas turėtų išsikelt. Tai ką, varom turbūt ruoštis mes. Reikia sustatyti lentas, viską ir reikia gumas pakloti 100%. Dar reikia pažiūrėti tvirtinimo taškus. O, čia kažkur iš apačios yra 2 ausis. Čia gerai. O iš priekio
O iš priekio van ten per vidurį yra irgi dvi ausis. Gerai, kažkaip prikabinsim. Ką, aš einu ruošti tralą tada? Viso, laukiam pasikrovimo. Nu, vienu žodžiu, čia greitai nebus, nes labai bijo, kad nesulaužytų kranas betono keliam. Tai tokias didelės paletas stato. Kol viską jie sutvarkys, einu aš parūkyt, saulytėj pastovėt, biški, tegul boružėlė stovi ilsisi. Visai neblogas vaizdas, ką? Nuotrauką reikia, montažoras čia tada čput, nutraukytę padaryk, po to į Facebooką įmesim. Visio, stovim, laukiam dar vieną mašiną, kur važiuot, nes turim du pasiimti, nežinau kieno antrą mašiną net, tai vat labai įdomu, bet vėluojam. Tai va, čia stovim, ilsimės, rūkom, laukiam, kol susiruoš. Nu ką, pastatė va tokius didžiausius padėklus. Dabar svorius pasiima, pasikelia, kažkodėl nekelia. Labai bijo dėl dangos, nes sako, kad labai plonas betonas, nenori, kad sutrukinėtų. Nu ką, po biškį eisim krautis. Nežinau, kiek man pavyks čia nufilmuot, nes toks pasikrovimas reikalauja labai daug dėmesio ir nežinau, ar greitai viskas išeis pasifilmuot man. But I swear they never see. I've been going far, yeah, I'm going overseas. Certain type of vibe, you can feel it in the breeze. I just wanna be free, I just wanna go ghost. I'ma tell like all of the people who do the most. If you wanna live in the sequel, you never boast. I've been moving up from the valley to go to coast. Coming from remote, I go ghost. Kaip gerai dirbti su profesionalais. Tiesiog dievinu. А сколько весу было? 29. А мне написали 41. Ай, туда. Gerai, Šaika, все, einu po biškį ryštis. Čia kažkas priklijuota, tikiuosi neatsiklijos. Taip, va. Čia pririšom, einam dabar kartu. Pririšim iš galo. Palauk, grandinę vieną nepasiėmiau, Ryžas, neskubėk. Viskas bus gerai ir visur mes spėsim. Tu. Valdemarka į Euroviziją. Taip. Kabinam čia ir metam tenais, o čia kabinam čia ir metam. Ir užspaudžiam. Все. Nu ką, šakelė, mes jau netoli Lietuvos sienos, Bauskio privažiuojam, iki Kauno 207 km ir užvažiavom čia į aikštelę. Nu, realiai, kiek kažkur ragavęs. Čia turbūt skaniausi schabovai atbivnai šniceliai. Šnicelis čia jo. Čia aš visada paimu su sūriu ir pomidorais tokį didelį. Ble, pradėjau jums pasakot, net seilė susikaupė. Nu va, kokia porcija. Ble, čia 13 Pro Maxas, o čia tokia porcija šnicelio. Galvoja, kad čia kažkoks biznesmenas sėdi su kompu, čia tuda-siuda. O aš tiesiog blogeris. Iš Lietuvos. Все, man skanaus, jums irgi skanaus, kas valgot. O aš bandau čia biškį ruošiuos vienu žodžiu vakarų strimukui. Turiu biškį reikalų prie kompo. Bliambas, nu ir pavalgiau. Taip pavalgiau, kad
jausmas, kad tiesiog atsigult ir eit miegot. Kai pagalvoju, kad dar važiuoti reikės, tai nafik. Baržėlė su krovinuku stovi. Krovinukas man labai patinka, kaip čia ir turėtų būt. Stovi savo gražiai, niekur nejuda. Nu, sunkus, aišku. Švaru, gražu, nu gerai, ne švaru. Gražu, miela, malonu. Miela, malonu. Andriucha, privietas. Varom. Dasuksim pauzę ir lekiam toliau. Labas rytas, planeta. Taip, aš blogai miegojau šiandien. Niekaip negalėjau užmigti. Labai mažai oro atrodo, ką. Čia viskas kaip pasėdė. Sveria biški. Sveria biški yra. Šitos pusės. Šitos biški geriau. Ar ne? Ne, irgi tas pats šudas. Yra svorio. Paėmiau savo kapučino ir porą barnių. Skaniai atsigersim kavinę. Machaniom barniuką. Ir lėksim. Nu, turbūt jau kol orą pompuosim, lėksim. Gersim kavą ir valgysim. Tai va, šiandien kaip ir diena pasibaigs ir vlogelis taip sustos man porai dienų. O gal dar pafilmuosiu biškį ir keturračio namuose. Kodėl ne? Tai aš tai vis tiek porą sekundžių ir praeis. Davai, šeika, lekiu pumpuotorą. Pum! Pirmadienis, darbadienis. Tęsiam reisiuką. Išeiginis 2 dienas, nu, pusantros dienos, galim sakyti, prabuvom namuose. Šeštadienis, nuvežėm šeštadienį keturratį. Vėl į remontą. Jau paskutiniu metu mano keturratės dažniau remontuojasi, negu važinėjam, karočią. Nu, bet apie keturratį čia kiti vlogeliai bus. Dabar išvažiavom iš Kauno, lekiam dabar per Lietuvą, visą Lenkiją, po to Čekiją ir į Austriją, netoli Linz miestelio. Nusikrovinėsim, bet važiuosim nuo Prahos pusės, nevažiuosim per vieną, biškį iš kitos pusės užvažiuosim į Austriją. Tai va, kol kas tokie planai, po biškį judam, oras vairavimui pasaka, nėra karšta, lietaus nėra, viskas sausa, saulės nėra, niekas netrukdo, nu tai o kas gali būti geriau. Viskas tvarkoj, krovinukas stovi, sutepėm dar balną, nes taip sunkokas krovinys, tai reikėjo pertepsėti, senai neteptas. Ir viso, lekiam. Aš keliam, labas rytas. Aš kaip visai pamiršau, kad mes vlogą filmuojam. Pas mus šiandien antradienio rytas jau. Normaliai, mačialenka įduoda, žiūrėkit. Tokią aš nemačiau. Hop, Subaru VRX-as, mokyklinis. Normaliai, va kaip reikia mokėt žmonės važiuoti, bet lenkai vis tiek nemoka važiuoti. Karočią, grįžtam atgal prie vlogelio. Pamiršau, kad mes filmuojam vlogelį, kažkaip važiuoju plemas, reikia vlogą filmuoti. Vienu žodžiu, mes pravažiavom Radomsko, jau čia apvažiuojam Čestohovą, A1 keliuku. Ir čia dabar važiuojam link Čekijos, per visą Čekiją, link Brno, po to link Českė Budujevica. Važiuosim prie Linzo ir tenais Austrijos visai apie 50-30 km ir nusikrovimas. Realiai gal ir šiandien dalėksiu, žiūrint kaip ten bus kelias Čekijoje, antradienis vis tiek kitą pusę daug kas važiuos į Pragos pusę, ten gali ir kapštukai būti ir taip toliau. Tai žiūrėsim. Gali šiandien ir nusikrausim, bet nieko tokio, laisvai nusikrausim rytoj iš ryto ir nupytės. Tai kad... Wow! Jopane, užmygo ar kas ten. Reikia kavos iš ryto. Mes jau Čekijoje sustojam, kaip papietaut, papusryčiaut, ką žinau, čia 10 valandų ryto, o ne, 11, vėluoju, 11, Lietuvoje jau 12. Pavalgėm biškį dabar va kavydę, Nomeda,
Daromės pauziukį, bet jau turbūt beveik, oi, tai 2 minutėlės liko. Ir lėksim. Šiandienos planas davažiuoti iki Austrijos, rytoj iš ryto išsikrauti. Tokie planai. O gal ir šiandien nusikrausim, kas ten žino. Niekas nežino. Žiūrėsim, kaip seksis. Karočią, po biškį judam. Skanios kavos visiems, kas geriat kartu su manim. Nekenčiu karščio. Vapšia. Ten kažkas turbūt atsitiko. O kas čia per... Haiči. Blia, čia gal greituškė kokia? Ne greituškė, o gaisrinė. Kažkas su gaisrinė susiję, aš galvoju. Gal kažkas atsitiko ten? Štai mes taip stovim. Blia, čia apvažiuot galima buvo. Blia, čia gal ir galima buvo apvažiuot. Nu, karočiau. Eko, pavalgysim kibinų. Liūdnai kažkaip važiuojam. Tai va. Na, nieko, pabiški gal nusikrovimas, koks prikolinas buvo. Karšta, blia, man per karšta, nafig. Va, 12 kilometrų kamštis, aš šaipys. Pabiški, karočią judam. Nu ir ką? O mes jau Austrijoje. Tokią sieną kirtom, per tokį kelią, blemas, pamiršau parodyti jums sienos kirtimą, vat aš. Labai mane kamuoja tas karštis, kondicionierius, visą dieną su akiniais, kandiškė pučia, laukia karšta, nafig, galva skauda tik tais. Dirbi, taip, va, labai, nu, karočią, sunkus tokie reisai, karočią. Nelabai man patinka, tikrųjų daug energijos atima, jau 8:30 vakaro. Kažką mes ten važiuojam, ieškom, žodžiu, parkingo kažkokio, eisim ilsėtis, ten rytoj iš ryto nusikraunam ir po to važiuojam į Vokietiją pasikrauti kažkokio traktoriuko nedidelio. Iš Vokietijos po to į Jelgavą. Tai vienu žodžiu, nuo pasikrovimo iki nusikrovimo ten žiūrėjau kažkas apie 2100 km išeina, po to nuo Jelgavos dar namo. Apie 250, kažkas tokio, tai bus darbo, blemas, čia parkingėlis kažkoks yra, bet čia vietos visai nėra, okei. Блядь, aš čia įvažiavau, aišku. Jobmajo. O kaip aš iš čia išvažiuosiu? Job tvoju mać. Aš kur iš čia įsuksiu? Labas rytas, Lietuva.
Čia reikia bandyti kažkaip ten iššokt ir po to atbulomu. Ir dabar reikia kažkai atbulom duot, blet. Arba pažiūrėt, o kas ten, gal ten kažkaip apsisukti išeis. Dar reikia balkoną nukrauti. Po to, karočią, viską papasakosiu. Biški čia sunkiai dirbasi. Karočią, nusikrovėm, viskas tvarkoja, biški įvažiavimas buvo sunkus, reikėjo atbulom duot, plius ten kažkokie remontai vyksta, kažkur daužo ten plaktukai, svarkės, bulgarkės, buvusi rėkė kažkur pašonėje. Karočią, nebuvo laiko visai nieko filmuot, nes ten paprašė kuo greičiau įvažiuot, nes visi ten važinėja, nu vienu žodžiu. Tai karočią, įvažiavom, nusikrovėm, CMR pasirašėm, įvažiavom į cechą, ten su krambalkėm pakėlė, išvažiavau, viskas tvarkoja. Ir važiuojam 400 km iki Vokietijos pasikrauti kažkokį traktorių ūkinį, aš kiek suprantu, traktoriuką, nesunku nieko, ir jį gavo į Latviją. Į Latviją turbūt jau jūs nepamatysit kaip viežu, nes greičiausiai iki šeštadienio atlėksiu namo ir jau atiduosiu video montažoris. Karočią, mes randamės Spendit gamykloje traktorių. Ūkininkai dabar visi, ne miško traktorių veža. Jo, žiūrėkit, kiek jie ten daug. Bet, blėt, griežtai uždraudė viską filmuot. Tai, kad negaliu nei pasikrovimo, nieko nufilmuot. Atsiprašau, gal išeis pavyks nufilmuot nusikrovimą. Tai nukrautis, biški reikalų čia bus, nes, nežinau, turbūt tas vienas didžiausių tų traktorių, labai tipo didelis kažkoks sako. Tai nežinau, žiūrėsim. Po to parkingę parodysiu. Pasikroviau. Išsikūrinau visą. Tas prikolas, kad jau 4:30. Ir aš nematau žmogaus, kuris tikrina. Aš labai tiesiog tikiuosi, kad jis neišėjo namo ir mes dar šiandien išvažiuosim, nes matau dar 3, 4, 5 mašinos stovi, tai aš negalvoju, kad čia paliks mus nakvoti. Reikia nusipraust kažkur, bet vis tokiam važiuoti dabar iki degalinės kainavimo. Jeigu ką, iš bakelio. Kaip senai galvojom nusipirkti tą bačioką su vandeniu, vis pamirštu. Ryžas. Gerai, po to parodysiu, ką dažau. Einu ieškotis Murziašto. Oi, kažkas bus. Kur paukštelį liki? Oi, kažkas bus. Ai. Gerai, nuplaus nors boržę, nes oda jau taip sutaškė visur. Karočią, viso, mes važiuojam. Mums iki Lenkijos 632 km čia iki Giorlico. Čia Lenkų siena ten beveik, Bet šiandien maksimum dar 2 valandas kokias pravažiuosim, 6:30 Lietuvos laiko. Oi, ble, tikrai kažkas bus. Oi, tikrai kažkas bus. Jau pradeda pabiškį litukas pilt. Jo, karočią, tai porą valandų dar pavažiuosim, surasim kokį autohofą, eisim savo ramiai miegot, pastryminsim prieš miegą, kažką suvalgysim, eisim miegučio. Žinovai, kas ūkininkai susiję su ūkiu žmonės, parašykit komentaruose, kiek realiai jo kaina tokia. Nes atrodo, labai brangiai, kaip koks kietas juodas Lamborghinis. Brau! Su tokiu į Hanerį galima tikrai važiuoti čiolės kabint. Tai va, čia šakelė, lekiam mes.
tikrųjų sunki diena šiandien nuo 6:30 ryto ant kojų, ant šiknos. Nu ir ką mes, karočiui, važiavom ir stovėm konkrečiai. Dar kelios greitusius nuvažiavo, gaisrinės ir taip toliau. Žinau, turbūt ilgas vakaras bus čia pas manęs dabar. Kol surasiu kažkokį parkingą, tai nu nafig bus. Nu gerai, čia mes pajudėjom, po viadukų kažkokia avarija buvo. Oi, prastovėjau aš, blambas, nežinau, nu apie 2 valandas, gal net daugiau. O dabar aš turbūt galvoju, Viljamas padarys pagreitintai ir pažiūrėsim, kokio ilgumo kamštis bus į šitą pusę. Oi, ne, čia mažas kamštis visai. Į mūsų pusę taip ten, tai pas mus kamštis buvo, nu nafig. Labas rytas, Šaika. Nu ką, kaip ir žadėjau, einam žiūrėti traktoriaus. Ką mes pavalgėm. Galima papiškį judėti toliau. Dar apie 300 km iki sienos. Na, kiek tu daug kalbėjai. O, Mercedes-Benzas. Kur mano Gelingwagenas, ble? Arba S-klasė. Arba GLS-as. Kažkada. One day, my friend. Kažkada ir aš savo nupirksiu. Gal ant pulto, žaislinį, bet nupirksiu. Čia. Važiuojam toliau, susitiksim jau turbūt Lenkijoje. Oi. Pasimatysim jau tenais. Nu, gal kažkas kelyje atsitiks, parodysiu irgi, kaip visada. Pagnali. Ai, nu ką, Šaika, mes jau netoli Lenkijos, galų gale 32 laipsniai karščio. Tunelį dar uždarė iš vienos pusės, čia biškį vakamštukas, bet žiūriu į vakarų pusę, mažai žmonių važiuoja. Soliarka baigėsi, tai važiuojam prie sienos, prisipilsim kūrų. Koks Mercedesas? Ai, 190. Ai, koks gražus. Tai važiuojam, užsipilsim kūro. Papietausim, pavalgysim kažko. Nors tokių karščių, nu kol sėdi kondiškai, dar nieko mašinai, bet aš įsivaizduoju, kas laukia bus. Ir kaip šiandien mieguosis, nu, jungsim šiandien dar vieną kondiškį, reiškias, kitaip fig mes užmigsim. Ai, karočią, kokie planai, ką mes dar iki Vroclavo turbūt dalėksim. Kažkur iki ten. Čia 4:30 pas mus, tai pauzė ten. Pauzę padarysim, kur užsipilsim, tai apie 6, apie 6 turbūt startuosim, dar apie 2 valandas po to važiuosim, 6, 7, apie 8 reikės ieškotis parkingo. Nu tai jo, kažkur prieš Vroclavą reikės stotis. Tokie planai, rytoj nuo Vroclavo jau gal, jeigu labai gerai viskas seksis, gal ir rytoj vakare būsiu namuose, arba šeštadienį ryte pažiūrėsim. Reikės ten kažką mums organizuotis, kažkaip važiuoti iki namų, nes nusikravimas tik pirmadienį. Tai šiandien išeiginį važiuosiu namo, Boružę kažkur Kaune paliksiu. Tai va, tokie, karočią, planai kol kas. Nu, lekiam, karočią, piltis kuro. Oi, o pas mus greitai 300 000.
294 444 kilometrai. Papa! Bля, reikia tepalą greit keisti. Kas 50 000 keičiu tepalą. Nors ir servizo knygeliai parašyta kas 100, bet nuo 100 000 su vienu pakeitimu, tai čia nafik. Nėra ten super brangu pakeisti tepalą. Nors ir lenda čia dafiga apie 13-15 litrų, gerai dabar neprisimenu. Nu, daug lenda. Tai vis tiek yra apsukos gan mažos ir taip toliau, bet 50 000 aš galvoju čia pats geriausias dalykas keisti tepalus fūroj. Tai taip pat kaip lengvuose mašinuose, kai kur būna long life tepalas 20 000 nereikia keisti, blėt. Čia jau tokia nesąmonė, kad nafik. Karočią, lekiam po biškį. Blėt, saulė užpiso vapšė toks. Blėt, jaučiuosi kaip sudžiūvusi slyva, blėt. Oi. Ai, čia, kai užaugsiu, būsiu fūra. Planšetė. Blėt, kaip norėčiau va taip paimti padaryti, bet negalima. Čia va dar planšetė, lauk. Čia kas, blėt, šaldytuvas? Pizdėt, čia šaldytuvas, įsivaizduojat? Čia dar viena planšetė. 1, 2, 3. Čia galima 4 pastatyti. Maik tu nahui. Bet, karočią, va taip mano akis. Pažiūrėkit į jo tiesiog didumą. Rimtas daiktas. Rimtas. Nieko nepasakysi. Blėt. Kaip mes su Gurskiu galėtume pizdinti su tokiu malkas. Blecha, gerai palijo. Gerai lietaus davė. Taip, kvėpuoti yra kuom. Čia vakaročiai kaip plauna, nudaužo visada galiukus man. Ir po to gumytė iššoka. Ir va, braižo labavyką. Jau šitam žopą. Ką padarysi? Neskaniai. O kaip gerai pila, jau 300 yra. Bet žvėriškai gerai atrodo. Aš sakau, su tokiu į hanerį varyčiau pofig. Čiolę pasadyčiau dar ant tos mažos kėdutės. Svarbiausia, kad šikna nedidelė būtų. Ir varytum. Kažkai kelią mes jau Koryciną pravažiuojam Lenkiją. Čia iki sienos 130 kilometrų. Jau labai mažai filmuoju, iš tikrųjų jėgų vapšė nėra, šiandien penktadienis, šiandien būsiu vakare namuose, viskas gerai, spėju šiandien davažiuot. Pirmadienį važiuoju nusikraut ir vešiu Komatsu į Kroatiją. Tai greičiausiai antrą vlogelį iš reiso iš karto jums toliau filmuosiu. Atiduosiu montažorui kamerą, tegul video savo pasiėmo ir grąžina ir vienu žodžiu ir nufilmuosiu tada nusikrovimą, pasikrovimą ir važiuosim toliau į Kroatiją. Tai vat. Kaip tik, kai didžiausi karščiai, kai reikia, blėt, ilsėtis, kaip visada, kiekvienus metus pas mane darbo atsiranda tiesiog belenkiek. Aš nežinau, man tai, blėt, 32 laipsniai su kondicionu, tai jau ir gerklė tokia, ir akis skauda, blėt, nuo ryto iki vakaro su to kondicionu, plus ir dar ir miegot būna reikia su juo, nes tiesiog neįmanoma kitaip, tai čia žopa. Konkreti, nafik, karočią, jaunimas, negalvokit eiti dirbti furistų, čia savęs ir sveikatos kankinimas tiesiog nerealus. Mokykitės, geriau ofisiukė nuo
9 iki 4 atsidėt, valandą pietų kaviniai kažkur su kostiumu ir viso.